Egiptas šiuo metu bando labai atsargiai laviruoti. Atrodo, kad Kairas palaiko savo Persijos įlankos sąjungininkus, tačiau vis dar palaiko ryšius su Teheranu ir bando užkirsti kelią šiam konfliktui išaugti į dar didesnį konfliktą. Nors Egiptas yra viena iš nedaugelio šio regiono šalių, kurių Irano nepuolė Ofaro metu. Egipto ekonomika labai nukentėjo dėl visų laivybos sutrikimų ir nestabilumo. Taigi Egiptui tai nėra vien tik diplomatija. Tai susijęs su laivybos per Sueco kanalą apsauga, regioninio žlugimo vengimu ir išlikimu svarbių konflikte, kuriame beveik visos pagrindinės arabų sostinės iš naujo vertina savo pozicijas. Prisijungia prie mūsų, kad suteiktų daugiau įžvalgų Dalija Zijada, artimųjų rytų tyrėja ir Vašingtono koordinatorė iš East Gap. Dalija, visada malonu tave matyti į 24 News English eteryje. Kaip tiksliai Egiptas žiūri į Iraną? Kokie yra šie santykiai, ypač po karo? Ačiū, Nikolė, kad pakvietėte mane. Visada malonu būti su jumis. Taigi, dinamika tarp Egipto ir Irano yra tikrai įdomi. Istoriškai jie buvo priešai. Iranas daugiau nei 40 metų vieną iš savo gatvių buvo pavadinęs Sadato žudiko vardu. Įsivaizduokite, kaip jie nekentė Egipto vien už tai, kad šis sudarė taiką su Izraeliu. Ir daugelį metų tarp jų nebuvo jokių diplomatinių santykių. Nieko. Tik neseniai, kai Egiptas pagerino santykius su Kataru ir Turkija bei šia ašimi, kuri palaiko Iraną, Egiptas pradėjo artėti prie Irano. Ir iš tikrųjų mes net matėme, kaip Irano užsienio reikalų ministras lankėsi Kaire ir valgė košarį Kairo centre. Ir tuo metu jie taip pat pakeitė gatvės, kuri buvo pavadinta Sadato žudiko vardu pavadinimą. Tuo metu, žinoma, žmonės Egipte tiesiog džiaugiasi atnaujintais santykiais ir panašiai. Bet daugelis analitikų, įskaitant ir mane, buvo labai nustebę, kaip mes galime pasitikėti Iranu po tokios priešiškumo istorijos, nepaisant jo paramos islamistinėms grupuotėms, nepaisant to, kad tam tikrais momentais šios priešiškumo istorijos metu jis taikėsi į Egipto interesus. Ir viskas pradėjo blogėti po Irano išpuolių prieš Persijos įlankos arabų valstybės. Kas nutiko, tai kad Egiptas iš pradžių palaikė Irano pusę. Kodėl? Nes Iranas kovoja prieš Izraelį. Vėlgi parlamento nariai viešai ėmė palaikyti Iraną, visiškai nesirūpindami tuo, kad jis šaudo į arabų valstybės. Ir tai sukėlė didžiulį nusivylimą Persijos įlankos valstybėse Egipto atžvilgiu, nes jos tikėjosi, kad Egiptas natūraliai palaikys jų pusę. O tuo metu Egipto valdžia bandė tai pateisinti vadinamąją strateginio balanso politiką. Mano nuomonė, tai labai neprotinga politika, kurią Egiptas bando taikyti, siekdamas išlikti neutralus regione, kuriame niekas negali sau leisti būti neutraliu. Ir galiausiai Egiptas suprato, padaręs didelę klaidą, todėl dabar jie labai stengiasi ištaisyti šią klaidą, artėdami prie Persijos įlankos valstybių. Tačiau dauguma Persijos įlankos valstybių juos atmetė, išskyrus Jočetos, kurios visai neseniai atvėrė duris Egiptui ir pasakė, gerai, bendradarbiaukime, pažiūrėkime, ką galite padaryti. Koks yra pagrindinis Egipto prioritetas šiuo metu? Ar jie bando atgauti Persijos įlankos valstybių pasitikėjimą? Ar jie stengiasi išlaikyti atvirą ryšį su Iranu, vykdydami tokį balansavimą? O gal problemos yra vidinės, jų pačių vidaus problemos, su kuriomis Egiptas vis dar susiduria po šio karo? Žinoma, Egiptas patiria milžinišką spaudimą beveik iš visų pusių. Ir vėlgi tai daugiausia dėl netinkamos Egipto valstybės, Egipto vyriausybės vadovybės politikos. Nesvarbu, ar tai užsienio reikalų ministerija ar žvalgyba, jie daro visas įmanomas klaidas tiek regioninės, tiek užsienio politikos srityje. Taigi, viena vertus, žinoma, visi žinome, kad ekonominė krizė Egipte daro didžiulį spaudimą. Tai nebus išspręsta artimiausių metų, nebent įvyktų stebuklas ir Persijos įlankos arabų valstybės vėl palaikytų Egiptą bei išgelbėtų jį iš ekonominės krizės. Taigi tai viena. Kitas dalykas yra neišvengiama grėsmė Raudonajai jūrai. Raudonoji jūra yra gyvybės šaltinis Egiptui. Ten yra Sueko kanalas, vienas pagrindinių valstybės pajamų šaltinių.
Ir tokių ekonominės krizės metu Egiptas negali sau leisti jokių trikdžių Raudonojoje jūroje. Tačiau mes visi žinome, kad neišvengiama, jog Iranas galiausiai suaktyvins savo grupuotės Raudonojoje jūroje. Iš tikrųjų, visai neseniai prieš 2 dienas Somalija buvo pagrobta laivas, Egipto laivas su 6 jūreiviais. Ir Egiptas vis dar derasi iki šios akimirkos, kad juos išlaisvintų ar bent jau surastų. Taigi Egiptas žino, kad tai įvyks, taigi jie nusprendė suartėti arba galbūt rasti naujai atrastą solidarumą su kai kuriomis Arabijos įlankos valstybėmis. Iš Jotebo perspektyvos iš tikrųjų tai jiems taip pat buvo kaip galimybė, nes jie ieškojo stipraus partnerio, karinių požiūrių stipraus partnerio regione. Kadangi jie negali palenkti Pakistano į savo pusę, nes jis jau yra susivienijęs su Saudo Arabija, jie negali palenkti į savo pusę ir Turkijos, nes jie jau yra susivienijusi su Kataru. Ja taip pat reikėjo, sakykime, šachmatų figūros, su kuria galėtų žaisti. Ir jiems tai buvo Egiptas. Įdomi regioninė dinamika visada veikia artimuosiuose rytuose. Dalia Zijada, ačiū, kad šiandien buvote su mumis per i24 News English. Ačiū Jums.